Sveiki visi. Ar galima medieną dažyti su voliuku? Labai dažnai girdžiu tokį dalyką, kad atseit reikia dažyti medieną tik tai su teptuku, nes kadangi reikia dažus įtrinti į medieną. Tai mano praktika rodo, kad įtrinti į medieną dažų neįmanoma, kad ir kiek kartų bedažytum. Jeigu paimtumėt kada medinę lentą dažytą, pavyzdžiui, prieš 50 metų ir perpjautumėt ją, jūs pastebėtumėt, kad visas dažų sluoksnis yra užneštas tik tai ant medienos paviršiaus. Ir į medieną dažai niekaip nesusigeria. Į medieną kas susigeria, tai susigeria gruntas. Ir tai ne dėl trinimo, o dėl savo, kaip čia pasakius, konsistencijos. Ir dabar pademonstruosiu, koks yra skirtumas tarp dažymo tik tai su teptuku arba tik tai su voliuku. Tai gruntavau aš su dažymo mašina Color-Up. Ir dabar dažau lentas rankomis, nes kadangi dažai yra labai tiršti ir, žodžiu, šepečių neturiu tirštiems dažams. Bet ne esmė, dabar apie rankinį dažymą. Tai tiesiog iš kibiro pasiemu dažų. Ta galima daryti, už šitą darbą aš garantuoju. Ir prieinam prie lentos. Svarbiausia negailėti dažų. Dar parodysiu, koksai yra skirtumas tarp dažymo su teptuku ir su voliuku. Teptukas turi tam tikrų minusų. Patrauksiu kibirą, kad išlygint dažus. Tai įtrint vien dėl grunto, kad lentos yra gruntuotos, įtrinti dažų neįmanoma. Tai yra formuojamas toksai kaip sluoksnis. Netgi gamintojas deklaracijose rašo, kad suformuoja atsparę plėvelę. Reiškia oro sąlygoms, lietui, saulei, UV, sniegui ir taip toliau. Savaime suprantama, kad dažų tiesiog užtepti, išmuzuoti lentą ir palikti, kad tie dažai sudžiūtų, negalima to daryti. Reikia įsitikinti, tas trinimas, kas yra tas trinimas. Tai ypač kada yra šiauštos lentos, tai yra pašinukai. Pašinukai visokiom kryptim. Ir reikia įsitikinti, kad po kiekvienu tuo pašinuku būtų užtepta dažų. Tai, žodžiu, reikia vienintelį dalyką įsitikinti, kad dažai prie medienos tikrai prilipo. Tai su voliuku tą padaryti yra daug paprasčiau negu kad su teptuku. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Žiūrėkite, kas gaunasi. Imame teptuką. Čia yra siauresnis teptukas, o galima ir platesnį naudoti, bet rezultatas tas pats. Dabar pradedu aš dažyti nuo čionais, ir aš pastebiu, ypač kas turi mažiau praktikos, tai gaunasi toksai dalykas, kad visada, kur teptukas prisiliečia paviršiaus, visada šitoj vietoj bus daugiau dažų. O kur teptukas pakyla nuo paviršiaus, toj vietoj visada bus mažiau dažų. Ir būtent dėl šitos priežasties yra sudėtingiau padengti lentą tolygiu dažų sluoksniu su teptuku. Bet kada mes dažom su voliuku visada yra labai paprasta išlaikyti tolygų dažų sluoksnį. Dažų niekada negalima lentos tiesiog spalvinti. Dažų reikia užnešti tolygų sluoksnį, bet nenutrinti dažų. Ta prasme, ne tai, kad nuspalvinti, nes spalva yra prioritetas numeris 2. Dažai visų pirma atlieka funkciją apsaugos, medienos apsaugos. Tai kaip taisyklė, minimum lentos dažosi 2 kartus, o kai kada netgi ir 3 kartus, priklauso nuo dažų konsistencijos. Aš visada stengiuosi naudoti dažus tirštus, nes rezultatas
ir ilgaamžiškumas gaunasi pats geriausias. Ir to jau aš jums parodysiu, kaip tos lentos atrodo dažytos su voliuku, jau kur yra nudžiūvusios. Va, kas gaunasi. Va, filmuoju iš arti. Kaip matote, nei vieno kažkokio tai palaido pašinuko, neapdažyto nėra. Va, gamintojas savo popieriuose rašo, kad galima purkšti, galima su teptuku dažyti, galima su voliuku dažyti. Tai savaime suprantama, kad prie viso šito darbo reikia prieiti atsakingai. Va, tai jeigu nebus tos atsakomybės, tai savaime suprantama, dažyk su kom nori, rezultato nebus. Va, voliuką geriausiai yra naudoti ilgesnio plauko. Va, pas mane baigėsi norvegiški voliukai, specialūs, kurie Jordano būtent fasadams dažyti. Va, dabar kaip atrodo ta lenta, gaunasi, va štai taip jinai atrodo, kada jinai yra dažyta vieną kartą. Va, tai kažkur tai gerai patikrinus, dar kažkur tai bus kažkokių tai prasišvietimų, bet tas labai minimaliai. Va. Ir visas paviršius dažysis antrą kartą, tada, kada jau bus lentos sumontuotos. Čia va dažyta visai nesenai. Šita lenta dažyta vakar. Tuoj parodysiu, kaip atrodo lentos pilnai išdžiūvusios. Va taip atrodo lentos pilnai išdžiūvusios. Va, tokios komplikuotos vietos, kur yra sunkiau apdažyti, šakos, atsikišimai, jos taip atrodo. Tai va, draugai, tiek reikalų. Čia vidinis špuntas, nedažau tyčia, nereikia. Lentos dažytos iš vienos pusės tik tai. Ir va čia yra lentos gruntuotos. UAB medienos dažymas, tarp kitko, man parūpino eglės, kad lengviau būtų darbuotis. Va, čia skiediklinio pagrindo gruntas pigmentuotas, o nuo pusėje vandeninio pagrindo. Tai norvegiškas gruntas irgi rekesą turi, o švediško vandens pagrindo aš turėjau iš anksčiau. Tai va, tai tokie štai reikalai. Jeigu kam kokių klausimų kyla, užduokit klausimus. Manau, kad neturėtų kilti abejonių dėl dažymo kokybės su voliuku. Aš išdažęs 1000 kvadratų, būtent su voliuku ir su teptuku. Tai kada jau lentos yra sumontuotos ant fasado, tai savaime suprantama, kad yra naudojamas ir teptukas špuntams, ir sunkiai prieinamoms vietoms kažkur tai, ir voliukas. Dar kartą galiu pademonstruoti, kaip užsineša tie dažai tolygiai. Ir labai svarbu nepagailėti dažų, nemažinti išeigos. Jokiais būdais negalima pilti vandens. Nu, iki 10 procentų maks. Va, kodėl aš nedažau dabar su dažymo mašina savo? Ne? Vien dėl to, kad aš esu prieš dažų skiedimą. Va, nes dažai, kaip jau minėjau, visų pirma yra apsauga nuo aplinkos poveikių. Nuo lietaus, nuo UV spindulių ir panašiai. Naudoju švediškus dažus. Tai yra tiršti dažai, labai aukštos kokybės. Aš turiu jau nemažai praktikos su šitais dažais. Anksčiau aš naudodavau dažus Baron Ultra. Va, o dabar
iš Rekesos. Rekesa pradėjo vežti Baroną ir projektui naudoju Baron Polar. Tai skirtumas tarp tų dažų, kiek aš įsiskaičiau, tai yra tarnavimo laikas. Polaris laiko iki 10 metų tarp dažymų, o Baron Ultra iki 12 metų. Tai va toks skirtumas. Konsistencija maždaug ta pati, vandens pagrindo dažai. Ir šitie dažai būtent yra be grunto, todėl visos lentos turi būti nugruntuotos. O kas nenorit apsikrauti su rankiniu dažymu, tai tiesiog medienos dažymas UAB jums parūpins visą servisą. Dabar kodėl geriau medinės dailylentės pirmą sluoksnį nusidažyti dar iki montavimo, o antrą sluoksnį nusidažyti po montavimo. Va, tai čionais yra labai paprastas statinukas, buvo pirmoje eilėje pastatytas, sumontuotos lentos nedažytos ir uždažyta jau, kaip viskas buvo baigta, fasadas buvo baigtas. Ir vieną kartą jisai yra dažytas, tai aš jį nudažiau vieną kartą tyčia ir po metų laiko dažysiu antrą kartą. Ir priežastis yra tokia, kad, suprantat, špuntas persidengia ir gaunasi, kad po dailylente dalis špunto yra likusi balta, nedažyta. Tai dabar kas gaunasi, kada saulė vidurvasarį gerai įkaitina fasadą, jisai susivaikšto. Ir susivaikšto, kas atsitinka, tai atsiranda dailylentės šiek tiek susitraukia per milimetrą, netgi per 2 gali susitraukti ir tada pasimato nedažyta špunto dalis. Va čionais yra šiek tiek tas atsitikę, va matote, va, kampas uždažytas gerai, bet dažai jau atitrūkė, nes kadangi dailylentė jau kažkiek tai susitraukė. Va, ir kitais metais čionais bus matyt daug kur balti tokie dryžiai. Va, tai dėl šitos priežasties geriausiai yra pirmą sluoksnį nusidažyti, kada lentos dar nesumontuotos, o antrą sluoksnį jau dažyti, kada viskas yra baigta. Tada galima visas siulytės uždažyti ir netgi jeigu lentos susivaikšto, špuntas yra dažytas pilnai ir nieko nesimato. Turiu omeny spalvų pakitimų. Va. Šičia lentos buvo negruntuotos. Va, ir iš karto galima matyti pakitimą. Va, ypač tose vietose, kur yra daugiau sakų, kur yra šakos, nežinau ar kamera perduoda, bet va, šaka yra šiek tiek pageltus, matot? Va, tai aš žinojau tą dalyką, čionais toksai praktiškai galima sakyti laikinas statinukas. Ir tiesiog noriu pasidalinti, kas gali atsitikti, jeigu lentos bus negruntuotos. Tai vat gruntuot lentas su aukštos kokybės būtinai gruntų yra būtina, jeigu nenorite vat štai tokių niuansų, tokie va dalykai ypač matomi ant baltų lentų. Va, tai turėkite tą omeny. Ne visur, bet kur nekur bus. Va, nežinau ar čionais matysis. Vat yra irgi pavyzdys su teptuku dažyta. Čia aš pats dažiau ir aš tikrai žinau, ką aš darau, bet vat su teptuku, nežinau ar matosi, vat netolygus dažų sluoksnis. Vat kažkur tai yra pradėta su teptuku ir kažkur tai yra baigta. Ir va čionais va matosi jau prasišvietimas. Va, tai dėl šitos priežasties reikia būti ypač atidžiam, kada yra dažoma su teptuku, va matote? Va, tai kas gaunasi? Gaunasi tas, kad, va, pavyzdžiui, šita zona, jinai turi daug geresnę apsaugą nuo aplinkos poveikių negu kad šita. Netgi ir po to, kada bus uždažyta antrą kartą. Va. Tai va tiek reikalų. Tai antrą kartą dažant, aišku, tai užsidažo visi varžteliai, ar tai būtų vinis, nesvarbu kas, tai bebūtų kokie tvirtinimai. Žodžiu, va tokie va niuansėliai, tokie pasidalinimai. Kadangi visai informatyvus video, tai dar vienas momentas, kurį turėtumėt žinoti. Kada yra dažomos lentos vertikaliai ar horizontaliai, labai gerai matosi per kamerą, kur buvo volelis, žodžiu, kur persidengimas dažų. Matote, jisai šešėliuoja.
Tai jeigu tokie dalykai jums netinka, tai turėkite omeny, kad reikia pasiimti kažkokį tai plotą, nesvarbu kokio tai bebūtų aukščio statinys, ir dažyti jį po kelias lentas. Tiek, kiek galite apimti, matysite, per kiek laiko sudžiūsta dažai. Aišku, dažyti reikia visada šešėlyje, bet esmė tame, kad nebūtų prasikeitimų, tokių šešėliavimų. Tai reikia imti, pavyzdžiui, po 3 lentas ir dažyti 3 lentas nuo apačios iki viršaus, kol nespėjo sudžiūti dažai. Va. Nes čionais buvo eita tiesiog, nesvarbu čionais šitam statiniui šitie niuansai, tai čia buvo eita, reiškia, po vieną plotą horizontaliai. Ir dėl tos priežasties dabar matosi tie šešėliai. Tai kad tų šešėlių išvengti, reikia imti po kelias lentas ir eiti į viršų, jas uždažyti nuo pradžių iki galo, kol nesudžiūvo dažai. Jeigu tai būtų horizontalios lentos, vadinasi, po kelias lentas horizontaliai dažyti taip, kad nebūtų matyti. Tas bus matoma gal net, nežinau, gal kokius kelis metus, paskui saulės spinduliai padarys savo, susivienodins tą spalvą ir nieko nesimatys. Bet tiesiog manau, kad naudinga žinoti tokius dalykus. Tiek žinių, ačiū už dėmesį, iki kitų video.